Ir mes kasdienybėje galbūt ne tik tarpusavį klaidų pridarom, pasidaudam propagandą visokie. Žiūrėk, rytmetyje paskelbė, vakare atšaukė kažkokį žinią, o mes galim toliau tau neteisybę, tau gandą, kokį nors iškreiptą, perdėtą platinti. Pavyzdžiui, kas žinot, kad šį naktį, kiek raketų buvo paleista iš Iraną į Izraelį? Kas žino, kiek? Kas iš viso žino, kad šį naktį buvo paleistas tos raketas ir drona? Ni pusės bažnyčios nėra. O dabar paleistas raketas, ten virš 100 dronų paleista, ne? Kiek ten, bijau apsirikta 30 su viršum raketų. Tai kas dabar iš to Izraelį lieka? Nepasakysiu jums, grįšite ir sakysit numiškiams. Karas prasidėjo, Izraelį subombardavo. O vakare per žinias išgirsit, kad numušė, nieks nedaskrėda. Aleliuja, ačiū Dievui. O kas numušė? Matau, kokie keiti, žydą numušė tiek daug dronų ir raketų. Ot bjaurybės, o ukrainiečiams negal padėti. O kad ten ir Jordanija kalė per tus dronus, ir Anglų, ir Amerikas lėktuvą pakėlė, kovoja, žydeliams gal mažiau bereikėjo. Ir mes galim labai skirtingą informaciją pagauti, ne? Kaip šiandien gal manipuliuoti mūsų protas per žiniasklaidą, kad ir šiandien išmona pamokslą, kažkas nukopinis, gal iškarpyti, be kontekstą, įmonėm baisiausių eretikų pristatyti, ne? Didžiausių katalikų bažnyčios priešų. Taip, kaip atsitiko vienas metas, kai iš Amerikos grįžau ir vienas laikraštis pakvietė manim interviu duoti. Ir aš jiems pasakojau apie gyvenimą Amerikoje, kad ten visko ir aktyviai žmonės gyvena. O paskui manęs paklausė, o kas tau nepatiko Amerikoje? Ir aš išvardinau, kas man nepatiko. Buitinę dalyką, menknikė mano nuomonė. Baisė taupė vyresnį amžiaus žmonės, taupus, visko ten stengiasi vienkartinius indus naudoti, o aš ištraukiau porcelianinius paudukus, radau sandėliukį gražius ploną porcelianą, užpirkau itališkas kavos, ne Maxwell, amerikoniškas, kur tokiam bankėm pardaud. Nedėdėlį, brangi bankėkė, nepagailėjau kavos įdėti, tai visi stebėjosi, iš kur aš tokios skanios kavos gavau Amerikoje. Sakau, čia šitą ir tik paveizėkite tau lentinėlį. Net nebeizė tau lentinėlį, nebonda, jiems atrodė brangė, baisė, neaišku, kam ten taupa, šalia kokį nors McDonald'ą ten valga, kaip sakant, greitųjų kokius bulvytis, tos kavasiukės tokios didelės pliumpen, jau toks skonis susidarė. O aš pas žydelius nupirkau grikių kraupų, rytmetyje pakepinau grikių su svogūnėliu, su sveistu. Ir gal, iš kur tų grikių gavo Amerikoje? Iš tikrųjų, grikių negausi eilinė krautuvėje supermarkete, bet pažydelius iš Sovietų Sąjungos gausi, kaip sakant, ir lietuviškų ledų gausi, ir lietuviškas daunas, bent 2-3 rūšių būdavo, ir latviškų, ir estiškų, ir ukrainietiškų produktų, visko, į silkės buvo ten nesaldžios, usūrios, nes pas amerikonus dažniausiai saldi. Ir aš jiems papasakojau, kad man nepatinka vienkartinių indų toks naudojams besaikis, kai tur geriausius indus.
kad popierinė tokie ploni labanama, kad viskas girdas. Nu, papasakojau nuširdė, kas man nepatiko. O redakcijo nutarė, kad per ilgs straipsnis, čiakšt, man nieko nesakė ir įdėjo tik tas taudal, kas man nepatiko. Ir tada aš klausaus, Benedikt sako, kur tu ten padirba, kad tik tave minavoja ten Florido. Paskiau tikrą po kelių metų pats nuvažiavau į Floridą, į klubą, nuėjau kaip niekur nieko. O ten straipsnis tas iš laikraštį pakabins stendė, apibraukta viskų, prie mūnus, jis sako, mes tau padarėm, kad tu mus tik nekinti. Be pasiteisink paskiau. Tai va, kaip gal viskų iškraipyti, kaip mums demonstravo irgi paprasčiausiai nuotraukelė, kareivė gelbė žmogų, katras išsekęs ar iš kalėjimo išlaisvins, viens daud baklaškė, kits automatu stovi, žiūri, nesertin koks nors priešus, tretis ten su Amerikos vėliava kažkur stovi, ketvirts Z kažkur daro. Ir viens laikraštis aprašo istoriją, įded visą nuotrauką, kits laikraštis įded dalinį nuotrauką, nukerp kareivį, katras su gertovi, daud gertovi tam žmogau, palik tik kareivę su vėliava Amerikas ir su automatu prie to vargšą žmogelį nukankinta ir aprašo kokį baisį amerikoną. Į tą formą žmonių nuomonę, ne? Iš to pat kadrą, kaip gali viskų išvartyti. Kiek mes turim šiandien būti atsargi, kad nepatikėtumėm bet kokią žinią. Kartais net ne iš blogos valios. Išgirda, suinterpretavo, parvažiavo iš pakūtas ir papasakojo, ku Gediminas sakė. Neatsimeni, ku viskų sakė, bet tą sekretą Gediminas ne tik šventasis. Vieną kartą Kretingoje per visus šventus. Įėjau į zakrastį, pasveikinau, tai su visa šventąsia sveikinu. Juk vis teik tu netik šventąsias, mane atšovė klebons. Sakau, iš kur tu iš vis žinai, ko aš tikiu, ko aš netikiu. Aš tikiu šventųjų bendravimo, tik biški kitaip įsivaizduoju, ne taip kaip visi. Arba, negali niekuomet sakyti visi. Dalis žmonių, bet kuri būna labai aktyvi, sakykime, tame. Aš nemėgstu korupcijas, nemėgstu pataikavimą ir todėl nemėgstu tokį santykį su šventąsias, kaip pašventuosius ėt blatą iškuot su šefu nepasišnekėjus. Aš už tai, kad pasitikėtumėm Jėzumi, pirmiausia, etumėm pas Jėzų pasikalbėti apie reikalus, o paskiau paprašytumėm ir užtarimo pašventusius. Jeigu jau netrūkst pasitikėjimą, kad Jėzus pakankama, kaip sakant, įvertins, tai jau, galite paprašyti pašventusius. Bet aš misliu, kad ons gyvybė už mums atidavus, nėra tikra abejings mūsų gyvenimo. Ir nėra abejings tam, kuo mes valgom, kuo mes geram ir su kuo esam apsirengę, netgi tam. Nes ons pats sako, neturit ko pavalgyti. O prisimenam po prisikėlimą, kad vyruką teik išgyvenę visko, teik visokį stresą, baimę patyrė šitą vaidenas, vakščio perseinas. Čia matėm negyvą paguldėm į grabą, čia vėl prisikėlė, kūnsdavo su mumis padarys, kas čia busdavo. Teik visko išgyvenę, einam žvejuoti. Reik nervus, kaip sakant, nuraminti, biški, rekreacijas, pailsėti, ne? Į po žvejybas grįžt, į matą, ant krontą, suostą, daug žvakių pristatyta,
angelą adorau, smilkimą vykst. Ar prisimenat? Ne. Neprisimenat? Nu, juk iš žvejybos grįžo, mato Jėzus ant kronto, kaip ons kitaip galbūt. Juk mes kaip elgamės, tai apie tada turėjai būti. O ne, ons vakščio, kaip žvejys apsirengis, neįsikirta iškart, kas ten toks, laužėlis sukurts. Nu, naktį žvejoja, šildo žmogus, laužėlius įkūrė. Ir da kalbin, pagavot ku nors, ei, bahura. Ne, nieka. Žinau gerą vičiekį, užmeskit ten į dešinį. Ne, kučia, juk visą naktį žvejoja, ežerą kiaurą pažįstam, kučia užmes, kučia pagausi. Nu, bet azartas vis tiek paskutinis tiekė, ne? Pagauti. Ir nebegali ištemti, o tada vien sako, tik čia nebus ons. Paveizėjai geriau tikslė ons. Iku, nu dabar jau stebuklas įvyka, dabar jau Petras maun iš valties neapsirengis nikų, o Jėzus kon žuvelį kepen, daunelį paruošęs, pusryčius padarė. Jūs sakysit, ne, anam tokiai nieka nerūp. Kvaršins čia anam galvą su kaneturkiu valgyti. Svarbesnių dalykų, to Izraelija reikalų, to Ukraino to reikalų. O ten vargstų žmonės, mes nevargstam. Nu, bet anam kiekvien žmogus rūpa nam ir Orenburgą ir kitų ten tų patvinusių miestų žmonės. Įskauda nam, bet kažkur tai žmonės turi irgi išmokti. Susidūrė su tom pasiekmėm, kuo nei pasirink, kur visą tai ved. Tai va, misliu, kad kažkada galbūt ir Rusijoje kažkas sakys, nežinojom, ku darom, nežinojom, ku laiminam, apgailestaujam, kad susimovėm. O kažkas sakys, ne, mes buvom teisūs, tai niekša, viskų primelavo, nei ten buvo, nei ten kų, ir bus neigiama. Taip kaip neigiams šiandien yra žydų holokaustas. Net išsilavinę žmonės, ko čia rytavė, kur čia paklausi, o kaip su žydas, ne, jokių čia žydų nebuvo, nieko nežinau, nieko negirdėjau, kaip nebuvo. Gal į plungę kažkas šiandien dar pasakytų, kad nieko nebuvo. Juk nepatogi tiesa. Negi galėtų, kai būt bjauri lietuvė. O buvo. Ir sužvyrėja. Ir neku geriau elgės, kaip rusą bučiu. Mes galim labai greta pakliūti tus pastus. Ir kaip mums reikia, kad kažkas mums atvertų akis. Kad mes praregėtumėm ir pamatytumėm savo klaidą ir išdrįstume pripažinti tau nepatogį, skaudžią, gėdingą tiesą. Bet be to pripažinimo nebus atgailos. Nebus atgailos, nebus ir atleidimo. Mes nebūsim išgelbėti. Galim savim visai apgaudinėti, apeidinėti, papirkinėti, uždenginėti, klastuoti, bet tik savim apgaudinėsim. Dievo neapgausi.